Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, po 2004 ir 2007 metų plėtros Europos Sąjunga padidėjo 12 narių, 10 kurių turi ypatingą patirtį. Jos perėjo iš planinės į rinkos ekonomiką, iš autoritarinio valdymo į demokratinį. Iki narystės ES šios šalis buvo paramos gavėjos, dabar tapo vystomojo bendradarbiavimo pagalbos donorėmis. Daugelis iš jų beveik neturėjo patirties įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo politiką. Ją įgyvendinti įsipareigojo stojimo į ES sutartyje. Be to, 2004 metais komisija pateikė eilę dokumentų skirtų Europos kaimynystės politikai, kurie tiesiogiai siejasi su naujųjų valstybių oficialia vystymosi pagalba. Po 3 metų narystės svarbu įvertinti, kaip naujosios valstybės narės sutiko vystomojo bendradarbiavimo politikos iššūkius. Noriu pabrėžti, kad pranešimas apsiribojo 10 valstybių narių, turinčių sausumos sieną su rytinėmis kaiminėmis, kurioms taikoma ir ES kaiminystės politika. Šios 10 valstybių su rytinėmis kaiminėmis turi ilgalaikius prekybos, ekonominius ir kultūrinius santykius, bendrą istorinę praeitį, demokratijos plėtros ir konsolidacijos, saugumo vidurio ir rytų Europos regione stiprinimo siekius. Kaip parodė specialiai atlikta studija, daugelis naujųjų valstybių oficialią vystymosi paramą skiria būtent savo kaiminėms, Vakarų Balkanų ir nepriklausomų valstybių sandraugos šalims. Be to, santykiai su rytinėmis kaiminėmis iki šiol išplėtoti silpniausiai, o naujosios narės, turėdamos santykinį pranašumą lyginant su senosiomis narėmis, gali įnešti ir įneša santykių plėtrai tinkamą indėlį, teigiamai įtakoja pagalbos politikos geografiją ir pobūdį. Valstybės perteikia rinkos ekonomikos kūrimo, gero valdymo, demokratijos principų, žmogaus teisių įgyvendinimo patirtį. Tuo tarpu AKR šalims naujosios ES narės skiria santykinai nedaug dėmesio. Pagalba šioms šalims daugiausia yra socialinio ekonominio pobūdžio. Vykdomi projektai švietimo, sveikatos srityje, stiprinamas viešasis sektorius, remiamas pilietinės visuomenės kūrimasis, diegiami lyčių lygybės principai. Nors vystomojo bendradarbiavimo politiką reglamentuojantis ES dokumentai nenumato, į kurias konkrečiai šalis pagalba turi būti nukreipta. Turint omenyje naujųjų narių nedidelius finansinius ir žmogiškosius pajėgumus, jos paramą turėtų koncentruoti keliose šalyse ir srityse, kuriuose turi patirties tiek kaiminėse, tiek AKR šalyse. Kalbant apie problemas iškylančias naujosioms narėms įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo politiką, paminėtina, kad daugelis naujųjų valstybių dar neturi aiškių prioritetų, praktiškai nėra strateginio planavimo ir valdymo mechanizmų vystomojo bendradarbiavimo politikos srityje, ryšiai tarp pagalbos politiką vykdančių institucijų ir NVO nepakankami, išlieka pilietinės iniciatyvos stoka, kaip ir visoje ES žemas visuomenės informatumas apie vystomojo bendradarbiavimo politiką. Vystomojo bendradarbiavimo politikos efektyvesniam įgyvendinimui būtina tarp visų valstybių dalintis gerąją patirtimi, atsižvelgiant į naujų valstybių patirtį rytuose, įtraukti naujas valstybės į kaiminystės politikos veiksmų planų rengimą, įtraukti nacionalinius parlamentus į aktyvesnę veiklą, sustiprinti NVO. Tačiau noriu pabrėžti, kad dvi pastarosios plėtros pagimdė naują požiūrį į vystomojo bendradarbiavimo politiką ir jos persidengimas su Europos kaiminystės politika, kuri pati yra šios plėtros rezultatas. Tiek vystomojo bendradarbiavimo politika, tiek kaiminystės politikos instrumentas yra integralios ir viena kitą papildančios politinių ir ekonominių santykių su kitomis šalimis komponentės. Šio naujo požiūrio įgyvendinimui esminės įtakos turėtų vystomojo bendradarbiavimo politikos institucionalizacija ES lygmenių, kuri leistų efektyviau gyvendinti tiek Europos kaiminystės politiką, tiek prisidėtų prie oficialios vystymosi pagalbos efektyvumo ir tūkstantmečio tikslų įgyvendinimo. Tam reikia sukurti, ir aš prašau Europos parlamento palaikymo, ES ir ES kaiminių šalių asamblėją, apimančią rytų dimensiją ir įgyvendinančią tiek vystomojo bendradarbiavimo, tiek kaiminystės politiką. Ačiū.